Sveiki, esu kineziterapeutė Kristina. Teikiu individualias konsultacijas ir taip pat vedu grupinės kineziterapinės mankštas Sveika nugara kūno terapijos klinikoje. Šiandien norėčiau Jums papasakoti, kada užtenka mankštos namuose, o kada reikėtų kreiptis pas specialistą. Taigi mankštos namuose pakanka, jeigu nejaučiate didelio skausmo, galimai jaučiate kažkokį diskomfortą, norite palaikyti bendrą gerą savijautą, taip pat jeigu norite padidinti judesio amplitudės ar padidinti raumenų jėgą. Bendrai, jeigu po mankštos jaučiatės geriau, galite ją tęsti. Tačiau jeigu mankštos metu jaučiate skausmą, judesių ribotumą, jeigu po mankštos atsiranda didesnis skausmas, jeigu pratimų atlikimo metu negalite išlaikyti taisyklingo kvėpavimo, jeigu jaučiate, kad atliekant pratimus rankomis įsitempia sprandas, atliekant pratimus kojomis jaučiate juosmenį, tuomet reikėtų pasikonsultuoti su kineziterapeutu. Taip pat jeigu jūsų skausmas užsitęsia, jeigu didėja, jeigu skauda naktį arba skausmas plinta iš sprando į rankas arba iš juosmens į kojas, tuomet būtina konsultacija. Taip pat po įvairių traumų, prieš arba po operacijų arba po gimdymo, taip pat konsultacija praverstų.